Sveikas, Kęstuti, noriu tave supažindinti su savo bičiuliu Arminu. Tai su Arminu susipažinau kažkada labai seniai, jis keldavo motyvacinį turinį į Instagramą. Mhm. Tada aš pasikviečiau Arminą, nu, pamačiau, kad jis jaunas toks, siekia savo tikslų, pasikviečiau į panašią įmonę kaip Zinzino. Mhm. A, Mes kartu dirbom, bet mums tiesiog neišėjo tenai, galima sakyti. Bet mes nenustojom ieškoti kažkokių naujų galimybių, nes ten tiesiog nebuvo tokios geros galimybės, kur reikėjo, nes ten reikėjo aktyviai pardavinėti. Ten buvo labiau pardavimų, ta prasme, prisiperki produktų ir juos išparduodi, ane? Toks verslas. Ne toks, bet tiesiog tu turi ieškoti naujų klientų ir kiekvieną mėnesį pardavinėti. Ir iš esmės su to pardavimu viskas baigdavos. Tai aš tą ir turiu omeny, kad toks pardavimo, vienkartinio pardavimo verslas, tai reiškia net ne verslas, o tai yra toks kaip amatas labiau, ne? Jo, ir ten, pavyzdžiui, nei komandos nepasistatysi nėra. Supratau. Gerai, Arminai, o tu pats, įsivaizduojam, kad tu dar nestartavęs, ne? Tai tu pats, tu turi kažkokių didesnių tikslų, ne? Negu kad, tai, kuo dabar gyveni šiandien dienai. Tai aš, žinoma, aš turiu tokių tikslų per gyvenimą, kuriuos noriu pasiekti. Mhm. Tai ieškau būdų kažkaip, aš vieną turiu idėją, kaip aš, pavyzdžiui, galiu turėti gerą gyvenimą, bet visą laiką norisi to padaryti geriau, greičiau. Supratau. Tai reiškia, kad tu šiandien dienai ten, ką tu veiki ir ką tu dirbi, aš nebūtinai, jeigu nori, gali papasakot, bet tavo pajamos maždaug kokios, apie kokias sumas mes čia kalbam. Nedidelis, ant 200, Nedidelis. 300. Aha, o norėtum kiek, kad būtų? Na, bent jau, pavyzdžiui, šiemet. Aš labai norėčiau, kad man pavyktų 1000, bet man, kad nereiktų sandėlį. Ta prasme, nereiktų, aš dabar sandėlį dirbu, Aha. kad man nereiktų būti, ta prasme, samdomam darbe. Visų pirma, kad jau išsilaisvinti iš to samdomo darbo, ne? Jo. O po to jau, kad bent koks 1000 eitų, jeigu šiemet, pavyzdžiui, iki metų galo padarytume, kad pas tave 1000 ateina, tai tu jau sakytum, jau minimum programa pasiekta, ne? Jo, ir tada, kad, vis tiek tada būtų gerai, kad ir kiltų, nesustotų, ta prasme. Tai jau čia be abejonės, nes niekam nepatinka, kai sustoja. O šiaip, apie kokias sumas tu dar tu įsivaizduoji, žinai, kokiom sumom po 5 metų, po 10 metų, kaip tau atrodo, kokios sumos galėtų būti pas tave? Tai aš per savo gyvenimą noriu turėti kuo didesnės pajamas, kad kuo daugiau galėčiau suinvestuoti, tai aš vis tiek norėčiau po 5 metų, šiaip būtų labai pasaka kokie 8000 kiekvieną mėnesį. 8 arba daugiau, jo, tai gerai. Jo. Labai, labai gerai. Tai gerai, aš dabar, jeigu teisingai suprantu, tai tu esi ant tokio minimumo visiško vos išgyvenimo, ne? Norėtų, kad šiemet būtų apie 1000, bent jau ne mažiau kaip 1000, ne? Ir po kokių 5 metų kokie 8 arba daugiau. Teisingai suprantu, ne? Jo. Ką jau tau teko bandyti? Turbūt jau bandėjai kažkokiu būdu tai padaryti. Ir kas nesigavo, biškį papasakok. Tai mano pirma patirtis buvo, kai anksčiau su Rapalu, tai mes tenais su draudimu, tai aš tenais pirmoji patirtis susidūriau kur su pardavimais. Mhm. Tai aš pabandžiau tenais, nelabai išėjo tenais, ką reikėjo, pasiekiau ten reikėjo tokių 100 taškų surinkti, aš pasiekiau tik pusę. Bet čia buvo absoliučiai pirma patirtis, kur nesamdomas darbas, bet vis tiek kažkokia kitokia veikla. Dar man pakonkretizuok ten, kai su draudimais, tai reiškia, kad tu kiek parduodi, tai tiek tu ir gauni pajamų. Tai nėra pasyvios pajamos, tai yra labai aktyvios, teisingai? Jo, ten labai kapeikos tenais būdavo kiekvieną mėnesį, po to tai ten, kad susirinkti didelės, tai ten sunku. Supratau. Ir tu ten tau nepatiko, tu nenorėtum, o produktas ar tau patiko? Su produktu nieko nėra blogai, aš manau, kad ten viskas ok, aš dar pats turiu. Tai dėl to viskas ok, bet man tiesiog nepavyko tų rezultatų pasiekti ir aš turėjau kaip visą laiką planą, jeigu kas, tai galbūt vėl sugrįšiu. Supratau. Jeigu nieko. Gerai. O dar kažką bandėjai, gal savo kažkokį kūrį verslą, ar amatą kokį nors turėjai, kažkokius tai darydavai darbus už pinigus?
Aš visą laiką norėjau kažkaip, kad ir pavyzdžiui, va, to interneto pinigų, nu, kaip, ta prasme, iš namų kažko. Mhm. Tai man, aš ten bandžiau ir tos dropshippingus visus ir tenais postinau, ten susirinkęs buvau labai daug jų peržiūrų, bet, nu, pas mane kažkas tojo, kad nebuvo, kad gautųsi. Aha, Tai supratau. nemačiau to. Supratau, viskas aišku. Tai kiek jau dabar metų, kaip tu bandai va, kažkokiu būdu padaryti, kad pas tave ateitų tie pinigai? Šiaip aš pradėjau ypatingai domėtis nuo 15 metų. Aha, o Bet dabar? aš labiau iš investavimo pusės labiau pradėjau domėtis. Mhm. Kiek dabar tau yra? Dabar 18. Aha, tai jau 3 metai, kaip tu stengiasi visai kaip padaryti, kad pas tave ateitų daugiau pinigų, bet kol kas yra kaip yra, ne? Kol kas vis dar esi tam taške su daugiau patirties, bet vis dar tam Ne. taške, kur nenorėtum būti, kur norėtum kilt. Tiesa? Ja, norėčiau tikrai kažko geriau, nes, nu, 3 metai nesiseka kažkaip, nežinau, ko trūksta. Va, kiekvieną kartą tu vis bandai kažkokį tai. Tai žiūrėk, aš noriu tave nuraminti, nėra, tavyje jokios problemos nėra. Tu tiesiog darai kažką, kas turėjo kaip va, puzlį, įsivaizduoji, kai dėlioji puzlį. Jeigu trūksta tau šitų puzlio gabaliukų, tai tu tiesiog negali sudėlioti ir viskas, ne? Tugi nieko dėtas, kad jų trūksta. Ne. Jo, tai gerai, tai mes pastebėjome, kad jeigu tu nori pasiekti tokius tikslus, kokius tu užsibrėžiai, kad gale metų turėtum 1000, po 3-5 metų turėtum 8000, o po to dar ir daugiau, galbūt 10 000, ne? Reikalingos 3 sąlygos, 3 dalykai yra reikalingi. Pirmas dalykas, tu turi dirbti su pasaulinio lygio produktu, o ne su kažkokiu vietiniu produktu arba savo susikurtu kokiu nors ten produktėliu. Turi būti pasaulinio lygio produktas ir dar yra kelios sąlygos jam, jis turi būti susivartojantis, vartojamas kiekvieną dieną, susivartojantis ir perkamas kas mėnesį kliento. Ne? Tai jeigu šita sąlyga yra, klientas turi įprotį ir jis nenori atsisakyti to produkto. Produktas ant tiek geras, kad jis nenori jo atsisakyti. Tai jau tu su kiekvienu klientu, tu vis didini savo pajamas, o darbo neatsiranda daugiau. Supranti? Ja. Ne? Antra sąlyga, labai reikalinga, jeigu jau pirma sąlyga yra, antra sąlyga. Turi būti įmonė, kuri yra 100% skaidri, legali, sąžininga, tau išmoka laiku pinigus. Ir tai yra kažkas tokio, kas yra patvirtinta, kas yra gerbiamas vienetas pasaulyje. Tiesa? Ne. Ir trečias dalykas, tave turi mokinti žmogus, kuris tai jau yra padaręs. Dėl to, kad jeigu tave mokins kažkas, kas to nepadaręs, tai pats supranti, kur tai veda. Ne? Tai kartais žmonės bėga pas tėvus pasitarti arba pas kaimyną, pasitarti apie tai, ko tas nei tėvai, nei kaimynas net neįsivaizduoja, kaip padaryti. Tai tos 3 sąlygos yra ir mes jas kaip tik tai turime. Tai mes turim pasaulinį produktą, mes turime įmonę, kuri yra publicly traded ir turime komandą visą žmonių, kurie jau tai padarė, ką tu nori padaryti. Tai mano dabar klausimas, jeigu aš tau parodyčiau jau konkrečias detalės, ar ir visa tai pasitvirtintų, ar tu būtum pasiruošęs kartu su mumis dirbti? Ja, aš norėčiau pamatyti, kaip viskas veikia, koks yra procesas, iš tikrųjų įdomu būtų. Gerai, tai mes pereisim prie to, mes tada pasižiūrėsime, kaip visas tas detalės sudėliosim, bet aš tikiuosi, kad tu supranti, kad tų detalių yra didėjantis skaičius, priklausomai nuo to, kaip giliai nori eiti. Tai apsispręsti startuoti dažniausiai reikia su kažkokiu ribotu kiekiu tų detalių. Supranti? Ja. Jo, nes jeigu mes bandysim visas jas įsigilinti, tai čia ir metų gali neužtekti dar iki starto. Žinai, tai Su laiku. Tikriausiai pažįsti žmonių, kurie renka informaciją, bet taip niekada nieko ir nepadaro. Tokių pavyzdžių tikrai žinau. Tai tikiuosi, kad tu nebūsi vienas iš jų. Tai tada, žiūrėk, dabar dar aš tau parodysiu visą matematiką, kaip veikia mūsų verslas, parodysiu, kas tai yra per produktas ir tada mes galėsime pereiti jau prie sprendimo tavo. Gerai? Ja, gerai.